Sveiki, ir šį kartą mes žaisim Diago areną ir dar stengsime didinti. Tai varom. Kažkaip pas mane atsirado per burbuliukas per vidurį. O čia pelytės neturėjo būti. Rodos, kad čia pelytės neturėtų būti. O, dabar jau taip, kaip ir turėtų būti. O ten. Ir taipogi noriu priminti, kad apie Blast Claną, tai va jums trumpas video. Jis vadinasi Blast Clan. Tai yra mano ir mano draugų kanalas. Jame yra aš, kūrėjas to kanalo. Dar yra Adomas, mano draugas, ir tada dar Radvilas, kuris dar nedžoinino, bet džoinins mūsų kleną. Ačiū, kad žiūrėjot. Ate. Ačiū, kad žiūrėjot Blast Clanų tą trumpą video, o dabar grįžtam į žaidimą. Tas Blast Clano video jau yra editinimas realiai. Visas tas Blast Clanas videkas yra tiesiog kepkatas. Kepkatas ir mano žodžiai. Pift. Pift. Man tik reikia žiūrėti, kad čia niekas neužliptų, nes jei užlips, man tikrai kaput. Aš tik 6 kilus, oi dabar aš nesusikau. Grįžom, truputį turėjau sustabdyti videką ir pamiršau, ką aš sakiau. Okay. Pipt. Varom. Oi, čia dabar labai karšta, kur aš nuėjau. Nes pas mane yra kondiškė, bet šitam kambarį tai nėra. Įdomu, kaip žaisiu ant savo naujo setupo. Kurį įkelsiu po to setupo apžvalgą į šitą kanalą. Kaip atrodys mano setupas. Nu, ne mano, bet man ten pakurs akauntą ir aš jį naudosiu. Tai galima užskaityti kaip mano. Kodėl aš taip panikuoju, man keista. Rimtai. Kodėl aš neįdėjau? Po šito videko nufilmavimo varysiu pasižiūrėti, kas pakomentavo ten ir tada editint. Na, nu, kaip čia mane nupriufino. Yes, sir. Ir galit pakomentuot, ką norit, kad žaisčiau. Adomas, aš skutis taip ir nedžiuoju.
Piu. 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 Nepataik. Piu. 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 Tada dar piu. Ok, ne piu. Piu. Oi. Ir piu. Ir piu. Kiek žmonių. Aišku, aš šito video labai needitinsiu smarkiai. Tiesiog kelis kartus gal katinsiu ten. Na ir jo. Na ir dar uždėsiu tą... kaip ten tą... Blast Clan rekomendaciją. Ir description'e paliksiu. Pala, kodėl aš dabar sakau, aš pasakysiu tam videokė, nes aš jo dar nesukūriau, nes aš editinu po video, bet pats video atrodo, kad jau padaryta. Nes yra filmavimas, redigavimas ir tik tada žiūrėjimas. Ok, viskas, manau, kad užteks. Jeigu jums patiko šitas video, būtinai laikykit ir subscribinkit. Su jumis buvo Aris Geita ir viso gero.